Moki vairuoti didelę mašiną? Tai aišku, kad moka vairuoti didelę mašiną. Čia ramas yra pikapas didžiulis. Kas? Tu negali vairuoti tokias mašinas. Kodėl? Koks čia variklis? Ką žinau, koks variklis? Nu. Koks man skirtumas, koks variklis? Didelis. Tu paspausi ir tu išlieksi nuo kelio. Ką darysi? Aik, ašgi žinau, gazas, stabdis, viskas, vairas. Sankabos neišminti. Tai nėra čia sankabas. Jisai klausė, kodėl baisu su juo. Dabar Mindaugai atsisės kaip vairuotum. Ne, pradžiai gal striukę nusimk. Dabar atsisės kaip vairuotum ir daryk kaip vairuoji. Žiauriai baisu. Tu atrodo, kad pensininkas miršta nuo širdies priepuolio. Pažiūrėk, man belia kaip rankas dreba. Čia vyrų mašinos yra. Tai aš vyras. Pažiūrėk, kiek nuo žemės tu. Aš vyras. Aš vyras. Tavo švarkas, pažiūrėk, vien skrepliai pas tave ant švarko. Kas atsitiko? Čia neskrepliai. Mindaugai, tau čia. Ai, dėžiai? Jo. Tai grinai kaip karstelis, įsistumė. O tai kas vairuos tada? Užsidaro, gali taip ramiai savo. Aha. Bet tai nėra tada, kas vairuoja. Vyrai vairuos. Tai aš. Lietuvos Respublikos pasas, oficialus. Lytis, seks, seksi. Vyr. Aš vyras esu. Čia rašo, ką myli. Aš galėčiau vis dienas stovėti prie mašinų tiesiog ir daryti šį. Davai. Tai geriausias dalykas, čia kaip prašyti fūrų, kad pasignalintų. Driftinulse? Ar kaip jūs ten sakot? Ar kaip jūs ten sakot? Esam šiandien kopūstėlių bazėj raketiniai ir atsivežė mus biškį drifto treniruoti. Mus praveš biškį ant to drifto. Ir žodžiu, nuotaika kol kas puikiai, jūs girdit, kas čia darosi? O aš tokį klausimą turiu, kaip mes panaudosim driftą ten, kur mums reikia? Bulių kautynėse? Aha. Turi mokėti važiuoti šokį. Turi suprasti, koks jausmas. Nes tai kaip matai, jie dviesi gražiai posūkiai slysta. Tai tau tas, kuris neslysta posūkiai, o tau klausi galą ir tave pers. Jo. Tu turi bent jau žinot, koks jausmas prieš verčiantis, kaip slysta. Dabar sakyk. Kad atvažiavam čia tam, kad pažiūrėt, koks jausmas yra sekundė iki apsivertimo. Taip. Esam pasiruošę, turim ratų, turim padangų, turim energijos, nuotaikos. Ratus ir padangų. Nes ant ratų dedasi padangų. Ai, okei. Einam, apsidarysim, atsistosim ant posūkio, gal nuskins mūsų, kurį nors vieną. Šiaip taip norėčiau pamatyti, kaip Mindaugas toks įbėga ir mes visi Mindaugai nebėg ir jį taip iš galo su galiniu ratu taip permešė per kapotą. Aš bėgu į trasą, ne, palaukit, Mindė guli ant žemės, aš Mindaugai kvėpuok ir jisai nieko nekvėpuoja, aš tada pradedu laižytis. Mano problema paskutiniu metu yra, kad man kažkoks sutrikimas pasidaręs yra. Aš nebematau ir nebegirdžiu. Viskas, ką sakė Evaldas, mano galvoj buvo. Kiek girdėjau. Esi bandęs driftinti? Aš tik ant sniego. Tik ant sniego? Ir esu ant žvyro bandęs netyčia driftinti ant 100, lėkiau pas mergą, veždamas kitą draugelį, nes norėjau pasimylėti pagreičiau, nesu draugelis su moterim. Mane va taip užmeta kaip jos. Aš tada bandžiau tą kaip jie, kur va taip persimeta, kad slysiu toliau ir aš tada taip kaip užsimečiau va tą antrą šoną. Ir ant draugelio užkritai? Aš ne, nulėkiau nuo lauko į burokų lauką. O kokia mašina buvo? Audi 80. Okay. Beškė. Žodžiu, parvežu, nežinau kodėl rusiškai pasakiau Beškė. Beškė. Tada grįžau pas paną savo, ilgą laiką iš manęs negavo žinutę, žinai. Ja. Ir sako, kas nutiko, sakau, nuskridau nuo kelio, žinai. Ir aš jau galvoju, mes jau mylėsime, žinai, aš nusimanu nuo kelio, nes atsisuku ir žiūriu, jinai ją surakinė, jinai visiškai... O tai negalvoji, manai čia sutapimas? Ar ne, kad nualpo, kai tu kelnes nusimovim.
Ne, dėl to, kad susiparino, kad nusimontavo padangas. Tai tu jai papasakai ir viskas gerai ir tada tik tai skelnis, kai nusimovai nuolpą ir tu galvoji, kad čia dėl padangų. Taip. Nu, ne, tai dėl padangų. O dėl ko dar? Negali mašinas, buvo slystas. Ne. Reikia ne mokintis drifte, važiuoti su mašinos, o reikia prie šitų mokinti. Žinai? Jo, nes tu pabuliu kautymi taučius visiškai pizdavo, taip. Nu jo, bet tu žinai, kad aš turiu problemą su šitais. Aš buvau, pavyzdžiui, praeitą vasarą susilaužęs koją ir 2 dienas pavaikščiau su ramentais ir man labai skaudėjo ir dabar tiesiog turiu kreivai sugijusią koją. Ja. Ir labai sunku sisiot, nes labai sunku. Sunku laikyti su jo, tais. Labai sunku, nes niekad negali paleisti. Už tą koją ir niekad negali paleisti, nes čia jau kaip kojas, kai jos tau jau, žinai. Ir turi taip laikyti, atsitrauk. Jo. Užtrukstuką. Pabandyk nusimt kelnes. Parodyk vidų. Mindaugai. Parodyk vidų. O. Nu baig, nu nėra taip blogai. Mindaugai. Žinot, kodėl Savicko posakis? Toks posakis labai trumpas. Delne įdedi labai neproporcingai atrodo. Taip atrodo, karočią Dominikas be kepurės. Jo. Žiūrėk, nutinka, tau visai tie plaukai. Plaukai šiaip, bet vyresnis atrodo. Bet reikia apsikirpti. Karočią, sėkmės tau, pasilinksmink. Jeigu bus per baisu, išsitrauk bybį, nuolps vairuotojas karočią ir ramiai grįši tada. Jeigu mašina virsta, aš taip tada prilaikau, kad neapsiverstų. Alt pradėjau. Tai ar matot? Daryt gal šitą. Opa. Nebealpstu. Nedaryk gėdos. O tai šiaip geras driftoras kaip tai? Brangų driftinti? Nu šitas pasivažinėjimas kokie? 400. 400 eurų pasivažinėjimas? Iš kur jūs gaunat pinigų? Kada bomžauji, bet iš taškai viską padangų. Lemba, geras, respektinu, geras gyvenimo būdas. O tai tu nepanašiai? Panašiai. Čia teko? Apsišiko Evaldas. Evaldas apsišiko. Nebevažiuoja, apsišiko karočią išlaikė. Vėl pažiūrėsim, kas vyksta. Čia nepalyginti su bulių kautynėm, čia nėra ką veikti. Jo, čia chill, važiuoji sau slysti ir viskas. Noriu pasakyti, kad vienas smagiausių jausmų jaučiu, ką gali su mašina daryti. Veikia šalmus? Ką? Mindaugai, kas nutiko tau? Oi, ką tik Panevėžy buvau. Viskas gerai? Ką tik Panevėžy buvau. Panevėžy buvai? Ką tik buvau Panevėžy. Dūna. A, pasakei mamai, pasisveikinai, sveikinai su mama, matei mamą? Aš 2 tėčius turiu. 2 tėčius? Kažkas ne tai, palauk. Matei mamą? Hello? Hello? Where am I? Do you speak Lithuanian? Lithuanian? You're in Lithuania. I'm in Lithuania? Yeah, like Latvia, but Lithuania. No.
sekundę dar. O, Efkas! O, ką tu? Kur buvai? Aš? Jo. Čia visą laiką buvau. Panevežinė buvai? Ko čia panevežinė? Angliškai moki? Aš? Jo. No. Man tai lietai jau. Sulūžo mašina? Ai. Nu kažkas rimto čia vyksta. Paliktas vienas tarp bachūrio, su tarp velnių vienas, karočią dabar paliktas. Kur čia problema? Mama, tai. Na, su to gal dar ir sankabą galėtum perinkti. Ne? Čia, sutvarkyta, pučiam! Kad ir ką rėksiu, nebūtinai viskas, ką rėksiu, bus tiesa. Man pilna erekcija! Man pilna erekcija! Nu, na, kaip smagu! Pakankamai easy, galvojau, blogiau seksis man. Nėra sunku. Kiš. Matai, plaukų nėra. Ir iškart sunkiau. Pakeiskim. Aš galvojau, tu gal nepakeiskim. Aš nesu toks durnas, žinai. Atsiprašau. Aš skaityt, rašyt moku. Daugybos lentelę irgi moku. Jaučiuosi, žinai, kaip kas? Kaip Gvido iš Žaibo Makvyno, žinai. Tokiais greičiais čia dirbu. Šiandien užsiauginai respekto taškų Iš ko? iš manęs. Jo? Jo, Ką? pavairavai biškį. Aš nevairavau. Mindaugai, atsisuk. Pabūk vietai. Nu dabar žinokit, jūsų bairėti jau čia Performink į kamerą, seniai. Всё. Kokia situacija? Situacija tokia, kad situacija yra gana prastoka. Evaldas gavo iš žmonos žinutę, grįžk staigiai namo, mums reikia pašnekėt. Tai galimai šiuo metu yra paliekamas jisai, mes nežinom nei vienas, kas vyksta su Evaldu, byra žodžiu mūsų komanda, kaip ir galimai byra Evaldo santuoka, bet čia dar ne faktas, pasižiūrėsim kaip bus ateityje. Kokius darbus dar turim šiandien po nuostabios drifto treniruotės? Pirmasis darbas. Kažką su hermetiku reikės ten padaryti. Praeitą kartą mes ten vyrinom kažką, tai reikės padaryti su hermetiku ant tų vyrių tenais kažkokių, nu aš nežinau žodžių, bet kažką reikės su hermetiku padaryti. Ir kitas darbas - sutvarkyti stabdžius, tam, kad mes grįžtumėm į nulį. Nes mes po praeitos serijos esam minuse, tai dabar mums reikia grįžti į nulį ir tam, kad grįžtumėm į nulį, reikia sutvarkyti stabdžius. Optional darbai, kurie nebūtinai šiandien bus, bet galimai. Padėti Evaldui išsikraustyti. Gali būti, kad reikės. Kaip ir sakiau, nei vienas nežinom. Nu, aš linkiu didžiausios sėkmės, laikau čiurkus, kad tik viskas būtų gerai, bet gali būti, kad reikės Evaldui padėti išsikraustyti šiandien.
Antras darbas, optional irgi gali būti, kad bus, kad nebus nuvalyt Evaldui ašaras. Man Evaldas yra valęs ašaras, šiaip dėl panašių priežasčių, tai aš jam kaip ir skoloju esu. Nu jo, darbų nemažai, pakankamai sunkus, tai einam, žodžiu, pradėsim krapštytis po truputėlį. Tikėkime, kad kažkuriuo metu grįž Evaldas. Tikėkime, kad Evaldas grįž ne raudonom akim, o su šypsena. Pradedam dirbti. Kaip grėsmingai atrodo? Ne. Ne? Ką padaryti, kad grėsmingesnis būčiau? Jau dabar atrodai. Nu tai atsargi tu. Tu atsargi, karočią. Mes čempionų lygos finale šiuo metu šalia stadiono tiesiog dirbam. Žodžiu, nenoriu čia pasakot per daug, nes adresą atskleisiu, po to visi žinosit, nereikia. Dominikai, gali biškį patildyt muziką? Sorry, mechanikas ratų pririjęs, karočią, noras vaikst. Denelė, tai wow, karočią, vienas skiriasi su žmona, mechanikas ant ratų. Labai tikiuosi, kad jie vis dar mūsų rėmėjai yra. Super, super, negadink. Super? Taip. Aš sakau silikonas, bet ką išlygina. Tur Kaip tu naudoji galvoji, žaizdas santykiuose, kažkokius randus gali išlyginti silikonas? Abejoju. Tai man čia tipo tokį kaip pusnį daryt. Na karočią. Visų pusnį tada. Pala. Kažkas skambino. Klausau. Jūs garaže? Jo, tu išsiskyręs? Aš atvarau tuoj. Nu įdomu. Įdomu, kas čia dabar. Neatrodo šiaip, neskambėjo, kad labai liūdnas. Tai tikriausiai neišsiskyrė. Atrodo tai nekaip. O hemorojus panašus į šitą yra ar ne? Man įdomu, nes aš... Ai, ne hemorojus, o kaspinuotis, ne? Kaspinuotis gal būtų panašus į šitą. Toks vat irgi kaip sliekas, žinai, toks plonas, žinai, lenda taip po truputį, žinai, nenorom, kai stipriau truputėlį paspaudi, žinai, tai išsitrauk. Tai hemorojus vis dėlto. Hemorojus. Man atrodo, kad hemorojus. Jeigu stipriau paspaudi, sėdėdamas, išlenda toks kaip varpelis. Sako, laikas pas gydytoją. Aš labai protingas berniukas buvau ir 16 metų baigiau mokyklą, 12 klasių jau, žinai. Ir iš karto stojau universitetą, vienas geriausių universitetų pasaulyje, Amerikoje. Labai daug įvairiausių laimėjimų, ten diplomų, pagyrimų turiu. Debatų būrelio prezidentas buvau. Man nereikia teorijos. Aš išsiaiškinu praktikoje. Pasižiūrėkit, Edgaras sakė, labai gerai. Edgaras iš mūsų yra bachūras. Bachūras. Labai gerai. Tiksli citata. Bet aš nepabaigiau. Tai grįši namo, pabaigsi. Palauk, kol baigsim darbus. O kur tu jį gavai? Ką? Talentą. Kurį laiką šiaip vienuolyne gyvenau aš. Tai šitas irgi prisidėjo, galimai, žinok. Blemba labai giliai vieta. Nu viso, galim perėti prie kitos pusės. Job finished, karočią. Tiesiog aš per geras jų hermetikė esu. Taip va pasiemi, įsivaizduoju, kad čia servetėlė. Taip, valai ašaras, Evaldai. Viskas bus gerai, pagyvensi truputėlį. Reikės kitoj pusėj pasiliko nuodą. Ką? Tai Ką tu padarai? Kodėl tu tai pasielgi, ką? Pahemermitizavom, kiek pahemermitizavom. Ir man atrodo, galima pradėti po truputėlį aiškintis, kaip reikia tenais ir ką daryti su stabdžiais. Reikia nuorinti stabdžius, toks yra darbelis. Ir mašina jau bus grįžusi 0, karočią. Tai noriu atkreipdėmėsi, kad Evaldas su kuprinė. Aš kamerą atsinešiu. Kamerą atsinešiu? Jo. Nepasėmei triuskų ir kojinių? Ne. Vienas iš darbų yra kažką su hermetiku. Padarei? Padaryta? Jo! Tai Ką tu padarai? Sutvarkyti stabdžius. Taip, dabar kaip tik planavau prieiti. Optional darbai. Padėti Evaldui išsikraustyt. Pasakyk, reikės ar ne? Taip, braukiam. Nereikės. Ar padaryta? Ar padaryta jau? Ne šiandien. Ir buvo kitas nuvalyti Evaldui ašaras. Nebus ašarų. Puikiai, viskas. Einam darbuotis? Einam dirbt. Pažiūrim, kaip Mindaugas užhermetizavo. Gana profesionaliai. Kas čia?
Čia atributas, neįmaim. Nėra, kad ten skylutė mažas šviečia per ten. Kur? Te pakėlų šitą. Jo, gali būti. Tai viskas, užsipilam stabdžių kūro, stabdžių skysčio, paminkam tos stabdžius, čia nusivarinam per 10 minučių ir viskas, kas čia? Vaikų žaidimai, kaip sakoma. Prisidriftinam laiką savo mašiną ruošti. Tikrai viskas gerai tau? Aišku. Nereikia pat. Langų skystis, antifrizas, o kur stabdžių? Išbėgęsgi. A, jo, nėra. Noriu atkreipti žiūrovų dėmesį, kad Mindaugas vis didesnių vyrų darosi. Jis jau pasakė, kad čia yra vairo skystis. Aš noriu pasakyti, kad aš visą laiką buvau didelis vyras. Vyrai radau. Opa. Matot, reikia išimti oro filtrą, karočią. Jo. Ir ten yra geltonas dangtelis. Čia išsiemam paprastai, ne? Praeitam epizodė, ten tipo pabaiga buvo, kur aš tipo išspiriu lempą. Bet tenais aš buvau pakištas. Šiaip aš neišspiriu lempos. Aš neturiu tiek jėgų visų pirma. Net nespyrė Mindaugas lempos, Edgaras. Priejo prie lempos ir išspyrė šitaip. Kam jis taip daro? Aš norėjau parodyti, kaip Edgaras išspyrė lempą. Mindaugai. Su rankai, nesu. O. Šito nebereikės. Rauk sportinį filtrą statysim vis tiek. 10. Edgarai, dar reikės gyvažiuoti su ją. Ne iš karto, viskas ne iš karto, Edgarai, tu viską... Ką tu darai? Pažiūrėkit. Taip, tiesiog su atsuktuvu taip praėjo pradės durtelis. Čia ne aš praėjau, aš būčiau ėjęs kaip nors kūrybingiau, tai būčiau praėjęs. Aš tai jeigu eičiau, tai taip. Nu negalės, neraižinti, dabar reikės užtušuoti. Nebeužtušuosi. Gadini tu tą mašiną pastovi, gledi. Norėčiau, kad ne aš. O, teisingai. Taip. Problema kokia? Aš taip laikiau suspaudęs. Pasirodo, reikėjo taip ir laikyti, nes aš dabar negaliu. Kaip pas Barack Obama. Ne. Čia Mišelės Obamas. Barako didesnis. Atsigerk mašinytę, gliu. Iš karto per šoną viskas. Ne, minga, Žiaurus. Edgarai. Mindaugui nestovi dankratas, leidžiasi labai greitai. Užkočioji ir jeigu jau nebekočioji, iš karto pradeda leisti. Minga, kodėl rankena visa pilna? Hermetiko, Greitai, Mindė, saulė leidžiasi. Skubu. O, ai. Greitai, iš kojos pirk, iš kojos. O, dirbi, suki. Kiek čia per kokių 12 sekundžių ir nuėmiau? Pagooglink, kaip orinasi PUBG. Labas, kaip tau šiandien sekasi? Ką turėjai galvoje šiandienos pokalbį? Davai netrukdyk laiko dirbam prie mašinos, kaip suportą norim. Atsiprašau, čia draugas, neklausyk jo. Man neblogai sekasi, norėjau... Kaip suportą norim? Neklausyk jo, jis tiesiog piktas, nelaimingas. Kaip norint stabdžių suportą. Kai keiti stabdžių suportą, pirmiausia įsitikink... Suportą sakom, Lietuvoje suportą nesakom. Viskas gerai, kaip be pavadinsi, esmė nepasikeis. Tad kai... Esmė tai nepasikeis, bet kirčiavimo taisyklės yra tokios, kad mes sakom suportą, o ne suportą. Suportas gaunasi toks kaip pagalba jau, kaip pavyzdžiui, customer supportas. Jo. O suportas yra stabdžių suportas. Sutinku, terminai svarbus, tad kai keisi stabdžių suportą... Nereikia dabar tokiu balsu, jo. Suportą. Balselį pagražinam, stabdžių suportą kaip norint, sakyk. Gerai, einam prie reikalo paprastai. Stabdžių suportą, kai norėsi pakeisti... Nors durna tu esi. Suportą, blemba. Suportą, pasakyk suportą. Gerai, patys. Jo, gaslighting pradėjo, pasakyk kaip norėjai. Mindė? Jo. Dabar labai daug kartų spaudik stabdį tau kietą pasidaryti. Vėl. O kai atleisiu, jisai vėl pradės minkštėti iš karto. Toks garsas, žinok, Mindaugai, kaip... Būtų moterį laimingą padaryti. Aš? Jo. Moterį laimingą? Dar nėra pavykę. Laikau! Kietė!
Kietėja, Mindaugai? Kietėja! Oi, koks kietas! Oi, tu koks kietas! Pasiekė maksimumą kietumą? Blemba, nu dar ne iki galo, žinai, maksimum, bet kokie 8%. Laikyk. Eko užsuk dabar. Laikyk! Houstone, užsuktas super. Laikyk! Atleist? Leis pedalą. Ir paminkim. Kaip jausmas tau. Jausmas, kad finišas. Taip ir yra. Taip ir yra. Norinom, stabčius. Visus? Tau nebestovi ir kietas dabar. Oi, dabar kietas, bet jisai toks jau, žinai, švelnėja. Mindaugai, Ką? tu jau vyrus. Jo. O kodėl tu galvoji, kad aš vyras? Nu, nes tu tiek laiko, tai iš tavęs juokėsi komentaruose bakūros, o tu šiandien prieš juos pastatei kietą pedalą. Tavo pedalas kietas. Tu kietas pedalas. Taip gal net išsireikščiau. Tu bachūras Mindaugai, Mano ranka pilna stabdžių skyščių, sorry, tavo striukė šudina. Kaip sakai? Mano hermetiku. Oi, tu su hermetiku mano Prada striukė lieti? Oi, tu... Paleis mane! Šudina nugarą. Ne. Aš jau nusivaliau visą hermetiką į mašiną. Užsimetam ratą ir... Ir važiuojam? Oho, ko tu reikia? Smūginio. Smūginio, va čia tai vyras. Aš žinau, kas Mes yra gerai, kad mes tai priėmėm į vyrų gretas. Kodėl jis yra smūginis, nes, pavyzdžiui, yra drelė, ne, yra kitokių drelių, ne smūginių drelių. Ir, pavyzdžiui, tarkim, įsukt kažką į sieną ar dar kažką, nereikia tokios smūgio. Todėl šitas ir smūginis, nes jis turi tokį smūgį, kad galėtum taip staigiai atsukti. Smūgis ir atsisuka. Štai valdai smūginis. Nebereikia, užsukau, aš jau su ranku. Jo? Jo. Žinai, kas yra smūginis? Kas? Galėjau nujausti. Pasilenk, Mindė, žiūrėk. Pasilenk čia, pažiūrėk. Pasilenk. Pasilenk. Aš mačiau. Nu pažiūrėk, tenais, nelenda. Aš matau iš čia. Nu pasilenk. Aš matau iš čia. Nu pasilenk, nu pažiūrėk. Pasilenks. Nu pasilenk, pažiūrėk. Kodėl tu nesilenksi? Kodėl negali pasilenkti? Bet nenoriu lenktis. Kodėl? Aš nenoriu. Laskovai nesilanksta, tipo? Aš, žinai, prieš ką tik... lankstys. Žinai, aš prieš ką lenkiuosi. Tau biškį ant lūpas ir netikėti. Tik prieš Dievą. Ir prieš vėliavą. Ir jeigu... Tu sutai karalienė. Nu, Mindaugai. Nepataikai. Kiek tai laiko dirbai, kad būtų kietas, o dabar neįkiši. Oi, tavo kelnes geros su... hermetikas. Tu tokias blogas naujienas. Tavo vienas iš 2 kelnių ką tik apsitepė hermetiku. Blogas naujienas. Sveikinu, ką tik tavo kelnes tapo darbiniu. Pažiūrėkite, Evaldas bando grūsti. Aš ne tik bandau, bet aš ir grūstu. Ir grūs. Ir grūdai. Be reikalo, nes dabar reikia uždėti iš naujo, nurimti ir uždėti Obama, Michelle Obama. Su Michelle Obama yra problema, kad jinai kaprizinga visai. Ir reikia daug jėgų. O pirmoji ponia jinai buvo? Šitas nelabai net padės, jis nesižioja tiek. Reikia juodesnį. Kodėl čia Michelle Obama? Kodėl? Nu kaip tu galvoji, kur gali eiti šitas ant Michellės Obamos? Kur? Nu kaip pasakyk tu man, kur? Ant Michellės Obama? Jo, kur ant Michellės Obamos? Ant Barako Obamos įsivaizduočiau, kur gali eiti. Ant Barako Obamos didesnis. Pas Michelle Obama. Geniuoda. Eiktina. Mūsų mechanikas prajuokino mane. Jisai nežino, kas mašinai yra Michelle Obama. Va, Michelle Obama. Kitas klausimas, kaip praskės Michelle Obama. Kaip praskės Michelle Obama dabar? Baigęs kadenciją Michelle Obama. Ir vis tiek grįžai prie balto. Kodėl? Nu, Dominikai, nu kaip tu nežinai? Kodėl Michelle Obama? Kaip tu nežinai? Kur galima užmauti? Ant Michellės Obamos tą dalyką. Kur? Kur galima užmauti? Ant ko? Ant ko? Michellei Obamai. Kurioje vietoje ant Michellės Obamos galima užmauti tą dalyką? Nežinau. Nežinai? Tai aš tau dabar negaliu pasakoti ant kamerą. Čia
nemandagu, gal čia netgi šmeižimus skaitys iš mano pusės, jeigu aš to dabar ant kamerų pasakočiau, kur gali man višnekas bamas, aš manau tą dalyką. Juodų moterų nebūna, tu nori tą pasakyti? Ne, tai jin moteris. Tiesiog su ahuiena pirka. Persakau hamutą. Padarai? Padariau, o paško pavariau. Šaunuolis. Pavaryk ir pasto padaryk ją. Tu nepakankamai piktai uždarinėjai, todėl aš sulūžau. Dėl to, kad nepakankamai piktai. Taip. Taip lengvai, tai neduš. Įdomu, kaip sunkiai dušta. Aš spėju, kad kažkas nepakankamai kietas šiandien yra. Ar laužiam laukį? Ne, nelaužim. Gerai. Kam laužim? Nežinau. Aš Mindaugai pakankamai dalykų sulaužiau savo gyvenime. Peržengi tam tikras ribas. Išdaužiau langą, išdaužiau lempą. Sulaužiai kokių taisyklių? Viršiau greitį. Viršiai greit. Ir įkauk šitą. Čia kažkas sulūžė. Dominikai, nėra sunku padaryti tos klipukus, ane, ant kapoto. O man jau šiandien emocijų užtenka. Kokias emocijas šiandien išgyvenai? Ką? Kokias emocijas? Adrenalino, mes driftinom. Ką? Ką dar? Džiaugsmą, nes driftinom. Džiaugsmą. Ką dar? To važiavam namo. Jo? Aš tai nevažiavau namo, aš tai į garažą važiavau. Ką namie gero? Spėjau namo pakakot. Pakakot? Jo. Kaip šūdai? Daug. Aš kovoju su nemiga ir jaučiu, kad labai sunkiai užmigsiu šiandien. Jo? Gal gali bėgi parodyti? Nenoriu, nenoriu. Ačiū, kad žiūrit, žiūrovai. Remkit mūsų Patreonę, remkit mūsų lenktynės, nuvažiuokit, pažiūrėkit driftą, palaikykit lenktynininkus ir būkit geri žmonės. Jau esam tiek padarę, kiek praeitą kartą ir dar daugiau problemų. Kiekvieną kartą, kai mes atvažiuojam į garažą, kažkas nebeveikia mašinai. Bet nieko, pabiški, toj lankus mums suvirins, nežinau, rodė, didelis vamzdžius nusipirko. Mindaugas praeitą kartą iškrovė ir šiukšlės išvežė, viskas viens pats. Užtarnavo tikro vyro vardą. Ačiū, kad žiūrit.